Tai laba visiems, mes šiandieną žaisime Schedule 1 žaidimą. Daug kas manęs prašė šitą žaidimą, kaip matote, turtas apsikrovęs aš esu, tai žodžiu varom į naująją mafiją. Ir aš jums parodysiu, kaip čia vyksta visas gyvenimas, taipogi prie viso šito kartu parodysiu ir taipogi naujausius miksus, kuriuos galite išrasti vartodami įvairų produktą. Taigi, jeigu ieškote naujesnių video kaip žaisti Schedule 1, jūs būtent žiūrite šį video, nes šis video bus pats geriausias ir aš manau jis jums patiks, nes čia bus visko. Parodysiu atrenovuotą Manor namą, tada parodysiu, kaip galima prabėgti pro policiją, parodysiu keletą hackų, kaip visada, kiekvienam video parodydavau, ir tada parodysiu namo turą, kaip įsirengti naują įrangą ir kaip pasiruošti visko patarimui. Daugelis kas prašė manęs, kad nufilmuočiau šitą žaidimą. Na štai, čia nekreipkite dėmesio, čia biškai paprogresavau, žinokit jo. Tai visas Highland Manor, iš tikrųjų jisai atrodo šitaip. Štai šitaip, nu jo. Kaip matot, žaidime kartais būna glitchų, taip. Kaip prieini prie lango, tada atsiranda visa kita. Tai namo turas atrodo šitaip, ekstra daugybė vietos. Viską susetapinsim. Bet tik nemanau, kad šiandien spėsim viską padaryti, tačiau aš parodau visus kambarius, kuriuos mes šiandien turėtumėm įrengti savo praeitam. Žinokit, serverį turėjau, ten daug įrangos buvo tikrai. Ten tikrai buvo į ką pažiūrėti. Taigi, norėdami susitapinti visą šitą vietą, pirmiausia, mums reikės susisiekti su Delivery, kurie mums atveš. Tiesa, pamiršau paminėti. Jei žaidžiate be modų, nieko jums neišeis. Nu jo. Tai va, kaip matote, mes turime, taip sakant, kaip matote, turime siuntimų, galime prisisiųsti šitų dalykų. Taigi, tuomet parodysiu visų pirma, kaip galima susidraugauti su visais dileriais ir visko kitų. Taigi, pasiemate tiesiog, tai pavyzdžiui, su dileriu tuos supplierius susiekti, ne? Taigi, jūs pasimėte, matote, aš su juo dabar neutral, tai čia yra suppliers, gerai. Mes pasiemame, įsijungiame, jeigu neįsijungiate konsolės, nieko neveiks. Paspaudžiate tokį baltą mygtuką, toliau einate čia ir parašote. Ir kai parašote žmogaus vardą pavardę, parašote maksimum skaičių 5. Ir štai dabar pažiūrėkite, kas bus. Pilnai užkrauta. Taigi, mes gauname dar vieną dilerį. Taip, tai yra Albertas Hooveris. Na va, kaip gerai. Netgi buvau užmiršęs jums tai paminėti kartais, jo. Taigi ką, judame toliau. Dabar reikia visą susipirkti įrangą. Ir tuomet susivežti į namus. Nežinau, komentaruose galite parašyti, kaip atrodo jūsų šis žaidimas, bet tačiau jisai žaidžiamas yra iš Steam'o, tai visada galite žinoti, kurį parsisiųsti. Šiaip žaidimas yra mokamas, bet jeigu jūs jį norite parsisiųsti nemokamai, tai aš rekomenduoju tiesiog nueiti į Steam Unlocked arba Steam Repo ir tiesiog parsisiųsit. O visus šitus namus mes galime nusipirkti štai čia. Kaip matote, aš jau esu beveik surinkęs daugybę pinigų, tai va kaip matote dabar, nieko nebėra, nes aš viską nusipirkęs, viskas man čia priklauso. Taipogi, aš kai ką pastebėjau mieste, kai kuriem gal rodžiau, kai kuriem ne, aš buvau sunaikinęs jau Benzi šeimą, bet jų dileriai vis dar siautėja po miestą, reikia su jais irgi susitvarkyti. Bet kadangi čia naujas servas buvo ir aš viską buvau biškai paspartinęs, savo seivus buvau atsiuntęs, tai biškai klientų sumažėjo. Bet nieko, aš jums parodysiu, kaip juos atgauti. O dabar, kaip matote, žiūrėkit.
Jep. Nu ką, matot? Jo, mes galim jį čia tiesiog palikt. Tai va. Na va. Va, mato dabar, pasikeitė. Tai dabar mes labai greitai pamam. Ne, tai biški. Ir dabar tiesiog pataipinat. Tiems, kas užbaigė, rodau čia. Jūs galite tiesiog paimti ir parašyti taip. Na štai. Ir viskas. Baigta. Aš nesuprantu, kodėl čia atsirado šitas, bet vis tiek. Jo, gali būt. Vis tiek. Na gerai. Ką mes čia turime? Jo, aš čia keletą kartų bandžiau su juos susirašinėt. Turim ir užsakymų. Labai gerai. Na kągi, laikas susisiekti su mūsų delivery. Taip, taip, taip. Ką mes čia turim? Aha. Laikas susakyti 50. Ir vėl 50. Ir vėl 50. Ir dar kartą 50. Na nežinau kaip čia bus, bet... Jo, kaip matote, ne visi mūsų dileriai gali turėti pilnas kišenes. Bet man atrodo, kaip jis jas atveš. Nežinau, tai gal... Kem tokių ir kem tokių. Va dabar gerai. Ir va, už 4 valandų bus. Toliau. Kadangi jis jau tik tiek veža, tai ir gerai. Nežinau kaip čia bus dabar, bet turėtų būti viskas gerai. Taigi, bus 100. Lygiai 100. Bet lygiai neturėčiau ką veikti, nes šiaip man reikia daugiau negu viso šito, bet gerai. Mes sudėliosim viską į savas vietas. Taip, toliau. Kas čia dabar? Tiesa, kas nekenčiat mentų, paspauskit like ir aš parodysiu, kaip jais atsikratyti. Paspaminat ir jie tiesiog ir nuskrenda šonan. Nu, ne visada tai pavyksta. Na, bet gerai. Judame prie reikalo. Turiu aš šiek tiek užsidirbęs dabar, taip. Taigi mes pasišnekėsime su kai kuriais mūsų žmonėmis. Ir duosime jiems paragauti. Štai prašau. Ir tiesa, dar viena pamoka. Kas neėma? Viskas. Ir niekur jie nepabė. Nesąmonė. Žmonės nuo 2 kulkų čia atsijungdavo. Taip, taip. Ir tada pasiema šitą. Na, aš tai negryfinsiu daugiau. Ir kaip mato, toj problemų turėsim. Tai kaipgi mums judėti greičiau? Judėti greičiau mums padeda bėgimas, tačiau bijau, kad kartais ne kažko nesugadinčiau ir neparadėtų lagint. Taigi, mes bėgame šiuo keliu dabar į mūsų gražų sparną. Taigi, mes matome, kad jau niekas nebedirba. Bet tai ne problema. Žaidžiant su konsolė, tai labai lengva. Pasiemat, ateinat ir pamat ir užsisakot. Kaip matote, čia pridėta naujienų. Ir man puikiai išeina. Tai ką,
Judame į barną, nes fermoje dabar mes parodysiu jums, kaip reikia viską sudėlioti, kad viskas puikiai tilptų ir taipogi, kad ne tik, kad viskas gerai tilptų, bet viskas ir gerai būtų sudėliota. Taigi, pagal idėją mes turėtumėm padaryti šitaip. Jo, anksčiau to nedarydavau, bet žinokit, jo, dabar jau kai yra išimtis, tai aš taip ir darau. Ir labai gerai gavosi. Taip, kaip matau, mes jau čia vietos nebeturėsim, tai va. Uždedam šitaip. O, čia padarysim tokį kaip praėjimą. O, kas čia yra, vis ne vietai padeda. Jo, durys į tą pusę turėtų būti taip ir šitaip. Na va. Taigi, setupas padarytas. Šitas priduosim į kuką. Šitoj pusėje čia viena auks, šitoj pusėje kita, šitoj trečia, šitoj dar viena. Klausite, kas čia auks čia? Greitai pamatysit. Visų pirma, mums reikia susidraugauti šitame mieste esančiam su Elizabeth Homey ir tada mes galėsime atsirakinti šitą naująjį supplier. Tiesa, kas nežino, ką jisai parduoda, jūs esate puikiame video, nes šiandieną aš jums parodysiu, kaip viską atsirakinti, kaip viską susisetapinti, tokia kaip pamokėlė bus gera. Nepamirškite, prenumeruojam, laikinam ir subscribinam dėl kitų šaunių video. O, jau pamaniau, kad čia eina kai kas man labai nepatinka. Taigi. Jo, kartais vaizdelis ne kažką, bet va, žinokit, jo. Randy Caulfield. Su juo negalim. Su juo taip pat negalim. Su kuo galim? Nu, žinokit, vienu metu. Ir su juo negalim. Aišku, su nieko negalim pasišnekėt, bet... Taip. Ko gero, taip. Nerandam to tinkamo žmogaus. Kur man jį surast? Taip. Šį konsolės video nusprendžiau parodyti dėl to, tiems, kas mėgsta truputį pasukčiauti ir prastuminėti laiką, bet nes realiai tai čia, žinokit, be konsolės tai čia būtų visiška nuobodybė. Opa, duosim tau paragaut mano, tuo prasme, nu. Galvoju, kad kažkas rūpi man. Viskas. Nu ja, biški prisidirbam. Kaipgi dabar elgtis? Pasiemat. Nieko, viskas. Ja, būtų ir prigavę. Taigi mes ateisim čia, padarysim šiek tiek biznį. Wow. Negaliu. Gerai, ką tu? Tai ir sėdėk. What the... Visą laiką čia buvo telefonas. Gražu. Taigi. Mes dabar judame į barną ir bandysim. Ai, nors jo, pirmą mums reikia susipirkti visą įrangą. Pasirūpint mums reikia. O kad įrangą greičiau vežtis, mums padės kai kas labai gero. O tas labai geras dalykas yra mašina. O tokiam turtuoliui kaip aš mašina tai vienas juokas. Jo, jūs turėtumėte gerą vaizdą, taigi dabar taip, sustojam visų pirma.
padarom vakarą. Taip, girdėjau, update'as bus, būtinai tą video parodysiu, tik ne šiandien, nes dėja šiandien negaliu. Bet, jeigu jūs norėtumėte antros dalies šito video ir jo labai laukiate, būtinai man praneškite. Aš būtinai kipsiu į darbą. Taip, mes pasišnekėsim dabar su Oskaru ir mes iš jo turime nusipirkti, va, tiek, va. Kadangi bus dvi funkcijos, tai mes padarysim paprasčiau. Va, taip, va, padarysim. Klausimas, ką mes dabar darysime toliau. O atsakymas labai paprastas. Mes jau pasiimsim ir taip. Jep. Taip. Taip. Nerandu vienodai. Ai, šitągi mums reikės. Ir kiekgi mums jo reikės? Kadangi mes labai gerai gyvename, tai mums reikės net 60 šitų. Ir tiesa, mes darysim su miksavimu kažką, tai būtinai vešimės ir stotį. Ir pas manėm, bam. Prašau. Jep, yra dar vietos. Dabar reikės padaryti... Aja. Šį kartą darysim barnos etapą, nes žodžiu, čia daug darbo po to būna. Gerai, mes jau judėsim tada. Video rezultat labai tobulas, wow. Važiuojamės iš čia. Kad mentai mūsų nematytų. Keista. O, tuoj prasidės. Reikia tučto jau surast. Ta, ko mes ieškom. Keista. Oho. Visi kol kas savo vietą. Okei, pamatėm mums reikiamus dalykus, galim varyt. Jo, kartais būna, kad tokius išmeta langus, varom toliau. Tikiuosi nebus roadblockas ir mūsų nestabdys. Ne, mūsų nestabdo, tai reiškia labai gerai. O, duosim jai. Na ir mes jau iš karto ginklą. Opa, labai gerai. Opapa, čia tiem, kam čia nepatinka. O dabar prašyčiau atiduot. Jai. Oi. Kūtų blemba, jinai vis dar gyva. Tai žodžiu, jie labai tokiais va dalykais lengva atsikratyti. Kartais. Tuoj, palaukit. Apa, nu va ir atsikratėm. Tu velnius, jau pagalvojau, policija atvažiavo. Gerai, praleisim, ponas. Oi! Oi. Ponas, ką jūs darot su mano mašina? Kaip matot, aš profesionalas ant 2 ratų važiuot. Taip, bet nepavyko su ja pasišnekėti. Tai labai blogai. Gerai. Bet kol kas eikim prie gerosios pusės, nes mes dabar
turime sulaukti, kada pristatys mūsų siuntą į fermą. Neklausyk tiek laiko, aš atsižaidęs šitą žaidimą, aš čia viską žinau. Jo. Šį video man pasiūlė kaip idėją nufilmuoti vienas mano klasiokas, tai labai ačiū jam, nes jisai tiek prašė, kad aš pagaliau ją paklausiau. Ir mūsų siunta jau čia. Ir kaip tas autobusiukas atrodo? Mėlynas. Nu nieko savo. Matot, kokie žmonės geri. Atvežė iš karto. Aš tik nežinau, pro kurią pusę eis pasiimt šituo. Tai bus įdomu pažiūrėt. Tai gerai. Jo, kiek girdėjau, jeigu pasisamdytumėm handlerį, tai jisai puikiai, kuo puikiausiai viską sunešiotų. O dabar kol kas mes tiesiog pasiėmėm, bet nereikalingus daiktus sudam čia. Jo, mes labai taip gudriai darydavom, kai kažkas neišeina. Ir tiesiog susirinkę visus šitus dalykus, tai yra seglas, tai mes jas susirinkam dabar. Bet kiek girdėjau, Delivery App Plus modas tai ir buvo apie tai, kad o dieve, mentai atvažiuoja. Bet aišku, ne pas mane, nes aš nieko nepadariau. Tai va čia va, sudėsim visas čia seglas, o apačioj visas seglas. Ne, visas žemės, kurių reikės, o visur kitur jau ten surinkti ir atnešt. Aišku, nepamiršiu, kad reikia nusipirkti ir Drying Racks. Tai Drying Racks angliškai išvertus džiovinimo, nežinau, stotelės ar dar kažkas. Žodžiu, kažkas susijusiu su džiovinimu. Tai va, padarytus naujos užaugintus dalykus mes dėsim ant džiovyklės ir džiovinsim juos. O tada su miksatorium subandysim kažką sumiksuoti. Kaip matot, aš pastatysiu va taip va. Visą gražiai setupą padarysiu. Ir jūs pradedate nuo va tokių va dalykų. Jeigu jums pasibaigia, jūs tęskite toliau. Taip darykite tol, kol pasibaigs. Aišku, nedaug man čia jų reikės. Jo, ką gero užteks. Jo, reikės nuvažiuoti dar nusipirkti, nes aš bandau ant dviejų pusių padaryti viską. Nu va, kaip matot, viską padarysim labai gražiai. Įrengsime setupą, o po to pabandysim padaryti kai ką gražesnio. Tai reiškia, įsigysime lokerius, o su spintelė mes galėsim padaryti pirmus darbuotojus pasamdyti. Tai va, mūsų daiktai jau čia, tai mes va išsikrausim viską iš savo mašinos. Va, taip. Nu va, viskas, dabar galim viską gražiai sudėti. Rašykite į komentarus būtinai irgi, kaipgi jūs ir kokius gaminius jūs gaminate. Visada galima šėrinti su manimi. Taipogi priminsiu, jei norite duoti kokių nors idėjų, rašykite jos mano YouTube kanale Edvis Askauskas. Nuorodą į mano video visus šitus aš paliksiu aprašyme. Ir tiesa, prie visų video pabaigoje aš palieku savo vardą tenai, Edvis Askauskas ten ir visa kita ir taip toliau. Tai jeigu kartais norite manęs paklausti, koks ten tavo vardas, tai dar kažką, nu aš tiesiog laisviausiai atsakau. Mano useris Edvis Askauskas. Tai va, beveik baigiame viską sudėlioti.
Tai va, kitos vietos lieka kaip, nežinau. Va čia va, viena pusė bus... jo, aš čia paskirščiau. Čia bus viena pusė. Ir kita pusė. Taip. Čia dirbs žmonės vieni, ten kitur kiti, tai ir visa kita. Na kągi. Dabar galima parodysiu, kaip be lovos įsimiegot. Žinau, su šitais, kaip sakė, kažkas žaisti negražu, bet tai vis tiek. Aš šitą žaidimą esu perėjęs daugybę kartų, tai galiu žaisti ir su šitais, ir be šitų, nes vis tiek lygiai tas pats. Nu va, dabar važiuojam. Nu va, pasukam, oi, biški. Nuvažiuosim apsipirkt. Tik prieš tai reikia padaryti tiesą. Neprašykit ne vienas savo kito serverio nerodysiu. Ten nėra į ką žiūrėt. Ten yra jau viskas padaryta, bet kai kas jūs labai šokiruos. Tai va, atvykome. Dabar į šį automobilį mes prisikrausime labai įvairiausių dalykų, kaip matote, iš viskas atsirakinęs. Tai man čia bus vienas jokas, taigi, pem šitų prašyčiau. Pem šitų. 50 šito. Visko labai nedaug man reikės. Taip, vienur aš ir laikysiu dar ir savo kai kurios... Vehicle Wanted. Labai blogai. Jėzus Marija, nu. O, paimsiu. Bum. Nu ką, prisikrovėm. Galim varyt. Gerai. Kokiu dar mes deliveries galim padaryt? Aha. Dogs Warehouse. Atvarė. Na ką, judam pas save dabar. O! Uif. Tik pažiūrėjau į telefoną biškį, kad parašė kažkas. Taip, važiuojam čia ir... O, dar apie šitą pamiršau. Na, nieko tokio. Na, tai mes dabar sudėsime viską čia. Na, dabar klausimas, kur aš padėsiu savo į gražuolį miksavimo mašiną? Nu, tiesiog. Va čia nais, pačiam prieki, nes va čia bus užimta. Na va, labai gerai. Turime tokių daiktų. Tai gerai, tada galime nusipirkti dar deliveries iš Gesmarto, man būtinai reikia. Taip, mes jau turim va šitų, va, labai gerai, taip. Primenu, aš nenaudoju jokių modų, tai aš nesuprantu, iš kur čia atsirado, kad galiu tiesiog užsisakinėti daiktus. Sariukas biškai pradėjo laginti, trupučiuką to paturkysiu. O, dabar labai gerai. Buvo parašę. O, atvyko jau. Labai gerai. Taip, atvyko.
Ne veltui aš pasilikau šitus didelius stalčius. Kodėl? Nes man reikės, kad man žmonės darytų įvairiausių gaminių, tai mes gaminsime labai daug visko. Na kągi, laikas patikrinti, kaip gyvena mūsų žmonės, kaip jie jau laikosi. Kaip matau, nieko nėra namie. Bet mes galime paspausti ant žmogaus ir jį tiesiog pakalbinti. Ui! Netyčia. Gynybos priemonė. Žiūrint, kiek mane vejasi. Vienas policininkas. Jos tikriausiai jo kaujat. Ja, va čia tai jau negerai. Oi! Oi, blemba, pašovė. Eik, tu pataikė. Ja. Ui. Neįsiartin. Oi, pavojinga. Aš nežinau, jeigu bandyčiau tiesiog prikalt ją. Bam, bam. Primušiau. Nieko tokio ir nenutiko. Gerai, man jau užkniso šitą... Aš neimsiu ginklo. Galit pasiimti tuščius. Ateipa, bet kulkų, žinokit, neatsisakyčiau. Kas dar turi kulkų? Niekas? Niekas daugiau? Nors žinai ką? Jop. Viskas. Ir dar tave. Tylėt. Viskas. Jop, jie mirė. Aš jau buvau biškelį išsigandęs, kad man blogai baigs. Bet kaip matot, man viskas gerai baigėsi. Reiks paprašyti dar kelių splarių, kad tiesiog atvežtų man įvairių žemė. Žinokit, verslas neina tada, kai būna mažai dalykų. Jo, Dokso šitą namą, va šitą warehouse, sandėlį, aš buvau jau suprojektavęs dar prieš pradedant video. Tai biškį atsiprašau, bet šiandien mes to nedarysim. Tai, žodžiu, mes tik tai paimsim, sudėsim sėklas ir viskas. Visą kūrybą parodysiu jau kitame video. O kol kas mes sudėliokim savo prekes, kurias užsisakėm ir galim varyti iš čia. Nes mums reikia dirbti visai kur kitur. Ir aš nesijaudinu dėl savo ginklo, buvo jeigu kas. Tai aš iš karto turiu kuo apsiginti. Oi. Brat. Nenorėjau partrenkt. Sorry. Pala. Neišeik. Aš atsiprašau. Gerai. Atleisk. Nu va. Gal tave tai nuramins? O. Labai gerai. O, jam patiko. Bet va dabar kame problema, mes nebeturim ką duot, kam. Bet tai irgi ne problema. Pasižiūrim, mums reikia, čia bus sunkus vardas. Aha. Gali būt planas.
Nežinau, su pavarde galiu irgi klaidų padaryti. Opa! Atsirakinam dar vieną naują klientą. Taigi dabar, jeigu... Jo. Jeigu viskas teisingai... Ne. O va dabar bus gerai. Nežinau, aš čia didžiosiam gal rašau. O! Opa! O dabar labai gerai. Taigi tiesa. Jo, taip mes ir atsirakinėjom kai kurios labai svarbius klientus. Jo, ko gero ją paleido. Ko gero. Tai trauks iš kelio. Judam. Jo, ko gero jo. Bet šiaip primenu iš karto, jeigu jūs žinot kokią nors supplierę vardą ar pavardę, ar tiesiog NPC ID, siūlyčiau jos į komandų tarpą nerašyti, nes jų tiesiog nereikia. Vis tiek tai nieko nepakeičia. Jap, jinai čia. Jo. Va pagaliau. Jo, jinai šiek tiek... What the hell? Kas čia buvo? Palauk, taigi aš nieko nenorėjau padaryt, nu. Palauk tu, nu. Žiūrė, va, imk. Ko pasakai? Nu, geras, hebra, žinokit, jo, va, čia tai geras, reikėtų, nulį parašyti, bet tai, jinai atsakė, prieimba, ką jį galėjau duot? Nu, spurgą kokią. Nu, mesgi su juo lojaltis jau buvom, nu. Jo. Daug kas čia rašė. Jo. You need to order supplies, tai... Pala, ką jis rašė? O ką jis čia rašė? If you need to order... Go organize a in-person meeting with me. Tai kad mes ne tik galim dabar daryti personal meeting, mes tiesiog galim ir, ta prasme, jo. Mes galim tiesiog užsisakyti. Tai gerai. Dabar mums reikia sulaukti dienos, kai ir jinai mums parašys ar dar kažką. Nu ką, o sėkmė dabar varom atšvęsim čia. Aišku, jis nedirba. Nu. O taip norėtųsi užeiti. Taigi mes tiesiog pasiemam vėl komandą ir parašom kokį, nežinau. O taip va. Ir labas vakaras, Melisa, aš tau noriu ką pasiūlyti. Nu dai, varyk. Vis tiek jūs žmonės lygiai to paties prašot. Ai, nu gerai. Tiesa,
Žaidžiant, jums būtinai reikia laimės bilieto. Todėl aš pasiėmiau su savimi. O, dabar puikiai seksis. Gerai. Pirmas. Davai, stendam. Pakolkas. Iš pirmos pradžios. Okei. Gerai, čia tik buvo pradžia. Žiūrėkit. Bam! Bus. Blackjack. Taip. Dabar mes spaudžiam stand. Ir bus garantuoju push. Kaip jisai 2-1 turi... Neįmanoma. Jisai turėjo arba cheatint, arba tiesiog full. Nu, davai. O, 19 statau. Bam. Easy. 15. Ne visada tai būna, kad gali laimėti. Ir... Opa. Aš tai laimiu, tai pralošiu, nu geras. Nu dabar hebra jisai... Nu gerai. Žodžiu, negadinsim video žaisdami štaip. Nu ką, dabar einam susiderinti kai kuo. Nu, draugė, blemba. Na, ką tu? Tai gal nori, ką? Opa, davai. Ta proga. Ant 1 eurą. Tu juokauji, aš jai numečiau iš viso. Hebra, aš jai numečiau, kad būtų, tu prasme, euras. Jinai net euro negali sumokėti. Nu, supratot? Ova, žiūrovai, ova. Jo, čia tai dar nieko, čia kaip biologijos pamokai. Nedarykit šitaip geriau, matot kas bus. Oi, kaip ryšku. Šviesas biškį galite įsijungti. Jo, šviesas gali biškį įsijungti. Jo, šviesas galėjo prisimažinti prelį, bet gerai. Jeigu jau taip, tai taip. O jau matau, policija jau išvažinėja iš savo postų. Vėl bodės. Ok, mes važiuojam dabar čia. Pas mūsų gerą draugą. Nes mum dabar reikia tūgi darbuotojų. O kad gautume darbuotoją, tai jūs turite ateiti čia. Pas mano geriausią draugą man išsiūdė, mes dirbame kartu. Jeigu turite problemų, tik čia. Va, mes dirbam su man karočiu, mes biškį turim darbų. Botanist, barnį. Ok, deal. Ir man jų reikės labai daug. Ir kiekvienam po vieną. Užsisakom. Matot, jis man siūlo labai daug. Nu va, turim pakankamai. O iš stano mes dabar galim nusipirkti kai ką labai įdomaus.
Mhm. 1, 2, 3. Va dabar mano gatvės bus saugios. Tiesa, ištraukiam automobilį, biškį patrauksim. We're gonna do a high score. O va. Ne, palaukit. Mato, tai nelabai įmanoma. Bet... Aukštyn. O va, danks. Varom. Labą dieną, pareigūnai. Labą. Oi, tu blemba. Šauda? Oi, gal ir negerai, kad šauda. Ui. Vau. Va, čia tai buvo. Ko nesitikėjau. Tai buvo vakas. Jo, va, čia tai super buvo. Vau. Jo. Va, čia tai geras. Čia tai biški... Pip buvo. Aš nesitikėjau, kad tokia ataka bus. Na kągi. Šis video beveik pasiekė 50 minučių. Tai manau, šios video gražų į tęsinį pratęsime jau kitą kartą. Taigi, su jumis aš buvau čia Edis Askauskas ir mes norėtumėm gražiai atsisveikinti, nes aš čia vėl va, kadangi numeriau, va mes turime pilną šitą. Jeigu jūs laukiate šito video, kaip aš dariau savo fermą antros dalies, būtinai paspauskite mygtuką like, bei nepamirškite prenumeruoti mano kanalą, vos nepasakiau, neprenumeruokite. Taigi gerai, mes atsisveikiname ir viso gero.